Sveiki visi. Šiandien bus tikrai įdomi informacija, trumpas toksai filmukas, su vadinamu Altajaus išminčiumi. Kokios gi mokyklos buvo praeityje, bent jau čia apie Rusiją kalba. Tikrai verta paklausyti. Tokią informaciją išgirdau pirmą kartą. Tikiuosi nepabėgsite išgirdę žodį Rusija. Na, bet čia mąstantiems skirtas įrašas, todėl tie, kurie tikrai mąsto, paklausys. Taigi pereikime prie vaizdo įrašo. Pažadu bus įdomu. Praėjusių žmogaus gyvenimų būklė jo šiandieniniam gyvenimui. Tu ką? Iš kur tu toks atsiradai? Kokie dar praėję gyvenimai? Mes gyvename tik vieną kartą. Šiandien šiuolaikinė mokykla net iš tolo neprilygsta praeities rusų mokyklai. Žinoma, kad dar 19 amžiuje rusų mokyklose visos klasės mokėsi kartu, apie ką rašė Levas Nikolajevičius Tolstovas, kad jie kitaip nei šiuolaikinėse mokyklose užsiėmė savo praėjusių gyvenimų prisiminimu. Prisiminimas buvo vykdomas keliomis metodikomis, kurias mes aprašėme anksčiau. Pagrindu buvo tautologija. Žinių mokykloje pasaulio jutimo pamokose mokiniai treniravosi visus 30 savo pagrindinių jausmų nukreipti į pasaulį. 30. O mums sako kiek? 5. Be poveikio organų vystymo, be pasaulio jutimo niekada netapsi tikrų žinių. Dvigitacija, judėjimo ir meditacijos hibridas pamokose. Jie mokėsi išpildyti kampus, sinchronizuoti su žemės greičiu, valdė matų atlikimo tikslumą. Strėlė skrieja, o jis štai šitaip. Tuo pat metu visi mokiniai burtų pamokose, pamokos vadinosi laiko gajametrija времени, naudojo metodikas, plečiančias jų jutimo organų suvokimo diapazonus. Pirmas – regėjimas, nuojauta, nujautimas, girdėjimas ir svarbiausia – uostymas. Iš čia pavojus, skonio ir svarbiausia dar buvo lytėjimas. Taip pat vyko metafizikos pamokos, magijos, burtininkavimo, žiniavimo, stebuklingų galių, poezijos, išminties ieškojimo. Išminties ieškojimo pamokose skaitė pasakojimus apie išminčius, jų sprendimus ir sudėtingas gyvenimo užduotis. Metafizikos pamokose mokė principų, įamžintų rusų patarlėse ir priežodžiuose. Bet svarbiausia, rusų vaikučius mokė džiaugtis svetima sėkme, o pas mus atvirkščiai – pavydas. Baltą pavertė juodu, o juodą pavertė baltu. Tai sionistinis požiūris ir masoniškas. Aš pasakoju tai būtent tiem, kurie moka mąstyti. Tai va, draugai, kaip įdomiai gaunasi. Nejaugi buvo tokios mokyklos. Na, jei buvo, tikrai buvo šaunu. Nes tai, kas darosi dabar, tai, ko mus moko dabar, mus mokina būti paklusniais vergais. Didžiąją dalį to, ką mokina, visai nereikalinga mum. Galima iškart mesti į šiukšlyną. Šitiek metų praleidžiame tame smegenų plovime. Nesakau, kad viskas nereikalinga, ne, bet didžiąją daugumą tos informacijos visai mesti lauk, nes, iš mokyklos turėtum išeiti protingas, bet išeini kaip atsiprašant durnius. Manau, mūsų visuomenė to įrodymas. Pasižiūrėjus tai, kas dabar vyksta aplinkui, nereikia toliai eit. Gyvenam kažkokiem kapitalistiniam košmare, bet, nenoriu čia dabar apie visus tuos negatyvumus. Tai va, draugai, tokią informaciją girdžiu pirmą kartą, tikiuosi, buvo įdomu. Dėkui, kad žiūrėjot.